Šiandieną mes turėsime išbūti visą video būtent šitoj pozoj. Nesijuokt, nežvengt ir išlaikyti šaltą veidą. Nežinau iš tikrųjų, kaip man pavyks. Bet sveiki visi, su jumis sveikinuosi Negameris ir šiandieną kažkaip pagalvojau, kad nežaisime žaidimų, o mes pasižiūrėsime TikTokus. Keikiasi, yra neadekvatus ir prašinėja žmonių pinigų. Tai šiandien apžvelgsime lietuviškus TikTokus ir čia nėra patyčios, čia žmonės patys kelia į internetą visus tuos video. Pabandykit jūs kartu su manim nesusijuokti ir apačioj komentaruose parašykit, ar jums pavyko. Tai parodyk, papus. Kaip? Fuck. Aš negaliu. Prasideda video ir va šitaip iš karto. Gerai, viską susikaupiam. Važyte, tai važiuosim į viešbutį, aš tau bulkas atidaužys. Būtų tokie motociklai. Klausyk, aš bėgius nusitiesiu ir traukinuku įvažiuosiu. Ar jisai sakė, aš nusitiesiu bėgius ir traukinuku įvažiuosiu? Stipru. Miau! Mur, miau, 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 miau. Jausmas keistas, bet I'm a warrior. Priemu tai, padarau išvadas ir tobulėju. Nėra laiko mano gyvenime liūdėti, graužtis ir dar kažką. Kas nutiko, tai priemi, supranti, kad tai Dievas to atsiuntė kaip išbandymą, kaip pamoką. Priemi, suvirškini ir kitą dieną dirbi stipriau, tobulėji, augi. Jisai gal rimtai čia kažką šnekėjo, bet visi šitie, kurie kelia va tokius TikTokus su POV, man būna labai juokinga, kai padaro visiškai nesąmonę. Va taip! Zajebis! Važiuojam! Kas čia vyksta? Maikut, krent nuo tavo kona! Maik, čia TikToko laivai. Važiuojam! Viskas, nusiėmiau. Kaip nusėmė, bet kada spėjai? Kada spėjai? Pala, patrauk plauk. Gerai, viskas susigūrė. Ne, Kas ne? Kaip tu spėjai nusirengti, jeigu aš net nemačiau? nu taigi vasar, kodėl to ir prisidėgiau, va. Maikutė čia. Čia TikToko biškį laivai pasisukite ir iš- tai vyksta tiesioginė transliacija. Į kairį. Wow. Tai yra nerealu. Aš TikTok verkia. Kai skaniai kvepia, bet mane kaip Maibachas mirdi. Skani rožė, ne kaip gerdas pys, utėlėm ir bulusom, apipinta. Širdutė, bet ne Maibachas eina nakui. Širdutė, bet neniūchė gerda ant rato psichuojų stalycoj, wow. Man yra, žinot, keisčiausia, kad man tai juokinga. Bet kitas dalykas, tai yra žiauru, kad tai vyksta tiesioginiam transliacijom ir tai yra pasiekiama visiems, kaip ir sakiau, tai labai neadekvatu, daug keiksmažodžių ir taip toliau. Ir tai vyksta tiesioginiam transliacijom TikTok'e. Matau. Amžius tik skaičius. Amžius tik skaičius. Man vyresnės patinka. Daugiau patirties. Nu, kiek tau metų? Man 22. 22? O kiek duotumėt? Kiek jūs Beveik 10 metų skirtumas tarp mūsų. Ai, čia tik 10 metų. Jau būtų per daug, jeigu būtumėt mano mamos metų. Tada jau būtų tikrai jau per daug, too much. Bet jeigu taip Nežinau. 10 metų... Aš norėčiau vyras, kad bent darbą turėtų. Kad Aš nebedarbėtų. turėsiu darbą. Aš kai turėsiu darbą galėsit nedirbti, aš jūs išlaikysiu. Jinai norėtų vyro, kad dirbtų ir turėtų darbą. Kiek mano žiniom ir kiek aš žinau, tai šitas TikTokeris, tai jisai pastoviai daro irgi laivus ir prašo žmonių pinigų. Gerai, aš noriu, kad jisai bent rožių man galėtų nupirkti. Oi, tai rožių, tai aš galėčiau. Aš jums atsiųsiu rožyčių. Šiais laikais kabinimas, jisai atsiūs tavo rožyčių. Čia tipo, kaip supratau, TikToko. Wow. Gerai, susikaupiam. Nu, nežinau čia. Jėzau, kaip tu tyliai šneki, tu mane labai gonda. Jok, kaip jisai sako? Tu taip tyliai šneki, kad mane gunda. Gunda. Aš ne... Gerai.
Ne, nu kai keturiesi jungiamės, tai garsiau šnekėti, nes nesigirdi. Nu, bet dabar tavo balsas man vilioja, blėt, iki paskutinį triusikų. Nusimauč. Aš šito dar nebuvau girdėjęs, tikrai užsirašysiu ir panaudosiu. Tu mane gundai ir vilioji iki paskutinio trusiko. Nusimauč! Ar jūs rimtai? Čia yra geriausias dalykas, ką šiandien žiūrėjau. Šiuolaikinis bičas ieško mergos. Ieškau moters su didelė su dideliais papais ir su didelė šikna. Nu tai va, su didelė p***da. Wow. Žmonės, žiūrėk, kokį gerą energetiką. Gal merginas parašyti. Labai gražus žmogus esi. O kas gali energetinį, paukokit rūbų. Prašau, gyvūnis. Kas gali, paukot bus sąskaita. Jeigu norit merginas parašykit, gali parašyti. O čia normalu? Čia iš vis legalu, normalu. Aš jaučiuosi kartais per senas. Jau net aš jaučiuosi kartais per senas visiems šitiem dalykam, nes aš nebesuprantu. Čia normalu? Aš prieš mokyklą galvoju apie gyvenimo prasmę. Normaliai įsiries, kad mane užvestum, įsiplovė savo p***ę, įsiplovoj, žiūrėk. Nu gerai, laižom. Tai čia laižai, tai va, tai va. Tu mano pedofilė. Įsiries, labiau skonį pagardink. Pedofilė, laižai. Kabana, vos tik valkata, tu p***va. Tu griauži b***ą. Atšersi aš tave, aš tau prisiekiu, aš tave atšersi kitą kartą. Kitą kartą, kai pas manęs į Palangą važiuosi, aš tave atšersi. Всё, važiuojam, chebra, kuriamės visi. Ir čia suaugę žmonės. Ir čia skaitosi turinys. Kai klasėje kažkas šaiba. Kas tai kvepia? Aš negaliu susilaikyti, man čia viskas dažniausiai juokinga būna ir aš eiktų savo. Wow. Išdžius tos grindis. Negali. Jisai myža savo namuose ant grindų. Ir aš čia suprantu, čia vyksta TikToko tiesioginė transliacija. Man interneto užtenka tikriausiai. Ką tik nusivėmęs grįžti į klubą. Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's go! Let's go! Kai mokytoja pasodina su mielka gerais papais. Bet jis pamiršo. Gražus papai, bet bliuskutė kokia graži. Šikna kokia gerai. Nedrįs su manim daugiau nieko gyvenime kalbėti. Nei po 10 metų, nei po Palauk, 20, aš tau nei po pasakysiu. 30. Nedrįs man. Kaip tu šypsaisi, atrodo, kad tave nurengti tą suknelę ir virtuvį stipriai pamylėti ant spintelės pasikėlus. Kai stumsiu, tai taip sustumsiu, kad net spintelėj drebės. Wow. Aš prisimenu, kad mokyklai mes irgi turėjom labai klasiokę gražią ir visada norėdavau sėdėti kartu. Bet niekada tokiais žodžiais nesisvaidavom, kad virtuviai. Įspūdinga. Tas pirmas pasimatymas. Aš tik atsistoju. Bent piršteliu mane šiandien paliesi, tavo naktis bus areštiniai. Aš to pažadu. Tai mano taisyklė. O, mano. Labai nenupeikauju jos. Plaukelių jaučiasi. Skonis nieko visai. Skonis nieko visai. Nu, tu sugalvok dar šitaip. Kai draugelis šaiba. Turiu išeiti pasivaikščioti ir su reikalais, bet šiuo metu esu pasislėpęs, nes prasidėjo oro pavojus. Nu, kas šitaip sugalvojo? Wow. Vietoj elektroninės, aš turiu kelnės į gerą elektroninę cigaretę.
Elektroninė eiktų savo. Petrai, nu. Nu, bet jau po kaldra, kai sudėčiau, Eik tai tu ten sau. gerulį elektroninį. Tas kai visada. Gerulė, na, gerulė. Kad net šilčiau pasidarytų. Pamatytų. Ne, iš karto, ne, kojytė sušiltų, niekas nebešaltų. Visa degta. Nu jo, kaip degtukas, ar ne? O koks didžiausias tave domina? Ar tai rimtai vyksta? Koks didžiausias? Čia tiesioginė transliacija? Kas didžiausias? Kelnėse koks didžiausias? Ai, taigi sakiau, svarbu ne ūgis, o smūgis. Aha, nu tu duodi. Maladėts. Eini myšti, dabar 300 pem pas mane sieči ir žiūrėsim, kada tu myši, nu, bendrinam transliaciją, nu. Eik tu savo, ar tai rimtai vyksta? Nu, tu mišk, Edita, mišk. Tada atsisėsi, po to... Kas čia vyksta? Ar aš tai galiu iš jūs rodyt? Sakyk, nu. Bet jeigu tai vyksta tik tokia, eik tu. Gerai. Tu tokias rodai čia iškreipimus, blėdė, Edita, nu. Žinau, šiandien rūtėlę visą dieną gulėjau lovai, tai pasakysiu, iki 4 dienos gulėjau lovą. O, blėt, kas čia dujų balionas atsivėrė. Jis šaibą dėjo. Čia tiesioginės transliacijos. Kiek čia būtų pinigais lietuviškais pavers? 130 eurų litų. Eik tu savo, aš nebegaliu. Tai vyksta TikToko tiesioginėse transliacijose. Man interneto tikrai užteks ir, aš nebegaliu daugiau žiūrėti šitų videkų. Ir tikiuosi, kad jums irgi patiko arba jūs irgi šokiruoti kaip ir aš. Nepamirškit palikti komentaro, ar norėtumėt pratęsimo ir daugiau tokių videkų, kad apžvelgtumėme lietuviškus TikTokus. Ir nepamirškit palaikinti taip pat ir pasubscribinti šio kanalui. Su jumis buvau aš, Antanas Negeimeris, ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Susitiksime kitą kartą. Wow.